Nu, kai nuvežė po stovyklavimo draugelį į priėmimą, gali žinoti, kad buvo geras stovyklavimas. Šarai. Šiandien nepaviršau kiaušinį, bet sudužu. Dar neišvažiavom, o jau nelaimės. Tiek vad mašinai yra visko. Čia turbūt buvo. Tai buvo įdėti į šią pintinę. Visi saugumo standartai. Telpi? Nu jo. Taip tik nėra saugu, bet... Bet čia plasmasiniai vamzdžiai, tai... Čia mes jau lendami paskutinį keliuką. Nu, manau, kad tau reikės čia jau kažkur lipti ir čekinti. Eina skautas prieš akį, renka šakas ir žiūri, ar aš pravažiuosiu. Bet kol kas važiuojasi, bandysim pravažiuoti iki pat vietos, kurioje stovyklausim. O! Tai kaip jau matėte iš thumbnailo, šiandien statysim su Ramūnu celofaninį namą. Jau antras mano celofaninis namas. Pirmos statybos buvo labai komplikuotos. Išmokau iš klaidų, nusprendžiau nedaryti į jo stogą iš celofano, o jį pasidaryti namie iš seno tento. Užtrukau tik tais 2 savaitės ir kainavo tik 200 eurų šitas dalykas. Tai aš tikiuosi, kad kažkaip mums pavyks kažką subildinti ir kad tas pastatas bus užtektinai geras, kad galėtumėm jame praleisti 2 naktis. Kaip manai, ar pavyks? Taip. Skraido gervės. Čia ta prasme net, nežinau, čia nieko net nebetilptų daugiau į... Dvivytas kambaryčių. Oi, šitą. Oi, palas. Atidaryt stovyklavietę. Jo, aš manau, kad atidarysim stovyklavietę su mūsų jau tradiciniu kadru, kurį padarėme praeitą kartą filmuojantis. Nepavyksta. Lenktyninkas. Nagi. Nu, pradedam dabar jau statybas. Galvojam statyti trobą kažkur va čia, nes čia toks fainesnis miškas. Čia jau matome darbininkas. Klasė. Atnešinėja dalykus. Nuo ko pradėt? Nu, reikia kažkaip dabar tą rėmą surinkinėti, bet aš nežinau kaip... Aš nežinau, nuo ko pradėt. Manau, kad reikia imti ilgiausius tos pagalius ir žiūrėti, kas čia kur... Kas čia kur... Aš sugebėjau namie palikti dalį detalių. Čia jau stogo karkasas iš esmės yra padarytas, bet čia dar turėjo būti tokie sujungimai, sutvirtinimai, kuriuos aš dėja... Dalis jiems reikalingas, aš dėja palikau namie. Tai galvojam, kad darysim tokią paprastesnę versiją.
tiesiog sutvirtinsim šitą skersinį su apatiniu skersiniu. Tiesiog va taip. Va taip. Ir tikėsimės, kad laikys. O. Penkias minutės ir įkišta šlangą. Briedžiai bėga pro mūsų chatą. Ir jų yra, eik tu šiek tiek, jų yra 3. What the fuck? Sakiau, kad pamatysim gyvūnų. Sakiau, kad pamatysim gyvūnų šiandien ir dar kokių. Kaip tai man sukišdėlė? Okay. Taip, dedam dabar ant kampų tokius perėjimus į storesnį vamzdį ir jau čia kišim medinės dalis. Einu pasimti iš praeitų metų paliktų pagalių. Čia man atrodo, kad yra liekanos iš celofano namo 1.0 ar 1.5 gal net, nes pirmasis namas šis buvo nepavykęs. Pradėjo labai greitai tempti miške. Bet mes aišku labai vėl atvažiavom, tai čia faktas buvo iš karto žinomas, kad mes atysim naktį šitą namą. Einam ieškoti dar pagalių. Daug pavėkų, sako Ramūnas, bet manau, kažką tai susirinksim savo namui. Neturi būti labai ten ypatingai stiprus tie medžiai. Čia biškai reikės nugenėti, bet man atrodo visai bus geras šitas medis. Nu va, toks update'as. Aš parašiau pagalių sienams. Ramūnas ant tų pagalių deda šitas vamzdžių dalis ir jas prisuka. Jau man atrodo yra viena prisukta. Varžtai aišku yra biškai per ilgi. Tai planas dabar ant visų jų uždėti šituos antgalius. Ir tada darysim skersinius ir statysim sieną. O dabar yra be 4 minučių 7. Galit kas komentaruose dabar nežiūrėję iki galo spėti, kelintą valandą bus pastatytas šitas namas iki galo. Kaip tu manai? Koks tavo spėjimas? 9. Nu blemba. 10. Aš manau, kad 11 kažkodėl. Iki penktadienio filmo. Aš manau, kad 11 ar gal net iki 12 artės. Bus sunku, man atrodo, kad bus sunku. Nu, blemba, health and safety šitoj tavo situacijai vertinu ganėtinai mažu balu. Taip mes čia primatavę, kad nu gal kažkaip susidės. Prašome gręžikams.
Taip, Ramūnas sugrįžinėja. Sugrįžinėja skersinius. Namas tuoj pradės įgauti formą. Einam dar statybinių medžiagų. Atėjom į pelkę, mano mylimiausią vietą pasaulyje. Blema, nieko nesimato, rytoj čia grįšim, bet vat. Ir čia matau, kad stovi neblogas rasteliukas. Ramūnas gręžia skyles, į kurias gręž varžtus. Mes jau pasidarėm antrą, išjungiu švieselę. Mes jau pasidarėm štai čia antrą ilgąją šoninę sieną. Dar pasiruošim skersinių trumposiam sienom. Ir tada bandysim tas sienas kelti. Laukiu pasiruošęs įspūdingo gręžimo kadro. Biški labiau tavo pusė. Aha. Blem, atrodo, kad viršus, pažiūrėk, koksai kaip išplatėja. Ir aukštis, seniai, apšės skirias to vidurinį. Aha. Mes seniai įsivaizdavom, kad jį ant tiesių grindų darė. Kampai. Žodžiu, yra 1 valanda nakties. Paskutiniai štrichai šito namo rėmo. Ir jau dėsim tentą ir plevelę. Čia yra vidurinis skersinis. Manau, kad čia galėsim dar įvaryti varžtą šį čia, kad laikytųsi. Ir man atrodo, kad labai tvirtas mūsų namas gavosi. Ir čia yra paskutinis dar prailginimas mūsų rėmo. Oi, ne taip? Opa. Viskas. Kažkaip dabar nežinau, jisai gavosi toks aukštas. Nežinau, kaip dabar uždėsim tą tentą, bet kažkaip bandysim. Lygiai, kuriai pusė yra velcro. Kaip? Tokia taip. Jo. Tempiam. Pala, bet kaip čia... Ar tikrai taip? Nuo apačioje velcro. Bet jisai turi dar užeiti, aš manau, kad yra taip. Aš manau, kad yra taip. Nes ten dar nuo tai velcro turi būti nutarę biškai. Bandom? Jo. Nu dabar čia tokį turiu nedegios medžiagos kvadratą, kurį planuojam čia įmontuoti į lubas.
Gerai. Nu, kažkaip taip. Galim iš toliau pasižiūrėti, kaip čia atrodo mūsų dabar trobelė. Visai gerai, iš tikrųjų. Visai rimtai, tik tais gaila, kad dabar yra jau 2:30. Vienintelis minusas. Finaliniai momentai. Nu, čia dabar toksai tikėkimės, kur nesugadinsim visą darbą. Bet čia planas dabar yra aplink durų angą pristeiplinti šitą juostą ir tada prakirpti celofaną. O tada? O tada jau eisim į vidų miegot gal. Ne, aš kada sakiau 10, gal baigsim. Jo, tu sakai iki 9, aš sakiau iki 12, dabar yra 3. Jeigu būtumėm išvarę iš ryto kažkaip, tai gal ir būtumėm... Nu viskas, manau, kad čia jau susidėjo, kiek jau čia galėjo susidėti šitų. Dabar tiesos momentas, ar mūsų namas laikys, ar reikės daryti viską iš naujo. Davai padarom pirmą įėjimą į mūsų chatą. Prašom į vidų. Ganėtinai įspūdinga, sakyčiau. Sakyčiau, kad gavosi ganėtinai gerai. Taip pat viskas čia atrodo. Pasaka. Ganėtinai daug vietos. Net nežinau, kaip čia geriau turbūt iš lauko yra. Iš lauko yra filmuoti, nes viskas persimeta. Bet nice, man atrodo nice. Nice? Nice, reikia klot lovas ir eit greičiau miegot, nes mirsim. 3:30. Aš jau šiandien kažkurio metu nebesitikėjau, kad mes pasieksim šitą stadiją, kurią pasiekėm, bet realiai viską įvykdėm pagal planą, tik tais dar kol kas nėra durų, permiegosim tiesiog su skyle. Ryt pasigaminsim duris, kurias galima uždaryti. Parodysiu. Tik už visos galbiškai parodysiu, kaip čia viskas atrodo viduje. Va. Ramūno lova. Nu, mažesnė. Mažesnė Ramūno lova. Čia yra visokių lempučių. Čia yra mano lova. Samanos. Čia vat pasiruošiau pakrauti visus išsikrovusius dalykus. Telefoną, šviesą ir ciklopą. Čia yra malkos. Čia yra pečius. Viskas, manau, kad dar biškį gal pačilinsim. Pakalbėsim ir miegosim, nes jau šakės. O rytoj bus nauja diena, pilna nuotykio. Išlindinėjau lauką. Galima pagaliau pažiūrėti iš išorės, ką čia mes turim pasistatę. Man atrodo,
kad labai čia neblogai gavosi. Kaip mėgojai? Kaip tamsoj darėmės, kai nieko nematėm. Taip. Išsimėgojom puikiai. Nu, aš vidutiniškai įsimėgojau, bet vis tiek buvo neblogai. Aš Rūnai, jei pusryčius darysim dabar, ar šildysimės? Ar patys šildysimės, ar maistą šildysim? Manau, kad dabar darysim. Yra pažadėta šitų virtinių, man atrodo. Keptų virtinių? Keptinių? Ne virtinių, kaip tų. Varškėčių. Varškėčių, aš dar nelabai atsigavęs. Gerai. Klasikinis Šarūno šitų, kaip čia gaminimas tų? Skiedrų? Skiedrų. Varškėtukų tešlos atidarimo iškilmės. Ole. Atrodo gerai iškilė. Iškilė, pakilė. Kiek kažkokie labai liepnus. Varyk. Gerai? Mhm. Nu, darom testuką. Ragavimo testas. Karštas labai purus. Miškis sūrus. Aš tai valgyčiau. Toks tvistas su svarainiais. Aha. Nu, šarai pradeda lyt, o kur tu susirašyti? Eisim pasivaikščioti po pelkę, apžiūrėti teritoriją. Ir jo pradeda lyti, bet mums yra nebaisu tokie dalykai. Kai grįšim, turbūt valgysim dar kartelį. Ir dar mūsų laukia tokie darbai, kad reikia pasidaryti duris šiandien, kad neprilytų į vidų. Ir dar turbūt biškį malko reikia vakarui. Bus. Pažiūrėkit, kokia yra didumo Ramūno batai. Mes dabar prieinam prie upelio, prie kurio mes čia prieš kelias savaitės stovyklavom. Su Kisleku yra video apie tai, bet per tas 2 savaitės jį bebrai užtvenkė visiškai ir dabar tas upelis atrodo kaip tokia bala. Va ten būdavo pratekėjimas ir jo nebėra. Ir čia tiesiog, va, tai čia turbūt yra bebrų namas. Bet čia tiesiog viskas yra užtvenkta ir ištvynę. Galvoju, gal reikia nueiti ir padaryti skylę užtvankai, kad ištekėtų viskas. Bet čia yra taip ištvynę, kad čia neaišku ir manoma užlipant tos užtvankos.
Bebrai padarė taip, kad Tu neprieitum. aš neprieičiau. Gervės kranksifone. Girdėjai? Ką? Čiurlenimą? Pramušiai? Nu, šiek tiek. Ten gyvena bebrai. Bebrai pastatė užtvanką, dėl to čia tiek susikaupia vandens Patvino upelis. O čia Šaras griauna bebrų užtvanką. Paleido krioklį. Paleidai krioklį! Šarai! Paleidai krioklį! Paleidau. Bet pažiūrėk, už tad kokią lasdą parsineša. Bebro nugraužta? Jo, jinai yra visa švariai nugraužta bebro. Tai tu jų vėliavą nuėmė. FU. Jų alfa vyro šitą lasdą. Skeptra. Parodyk savo Ta sekėjams. prasme, ganėtinai įspūdinga. Užmatėm stirną, bet nebežinau, ar pavyks jas parodyti. Nebesimato, ne jau? Taip, eikdas. Ne. O, turim stirnikę. Šarūnas laimingas bebro lasdą nupėsdino. Tokia yra fit for the king. Tikrai. Ir viskas. Dantų Plata galiuka. Taip. Rankų, dantų darbo. Dantų darbo lasda. Ir čia žiūrėk, čia bebras savo dantį grinai ir išdražė. Taip. Priekinį dantį iltinį. Taip, manau, kad manęs bebras iš to lasda bijos. O čia manau, kad yra šitų jau nebe bebrų, čia manau, kad jau yra nugriaužtos šakos turbūt briedžių ar stirnų. Galimai. Man atrodo, kad čia yra melioracijos kažkoks tai griovys kažkada tai darytas. Nes ten toliau paėjus matosi, kad yra, iškasta, tipo, iš abiejų pusių tie status tokie šlaitai. Ir čia toksai jau stovintis šis vanduo, bet jis įsijungia su to upeliu. Ir manau, kad mums reikia perėti kitą pusę. No. Aš seniau perėdavau per čia, bet čia atrodo, kad dabar yra išlūžęs tas medis. Nelabai žinau. Pažiūrėsim tai. Kažkaip tai nebūdavo labai sėtinga, bet jis aišku yra pakilęs vanduo. Pamatuojam giliai. Sakykim, gilis yra toksai, kur nemirtinas, Iki pusės. bet nemalonus. Būtų šlapia. Būtų šlapia, būtų nemalonu į tokį įkrist. Išdrįsi pereiti į kitą pelkės pusę? Sveiki atvykę į mano komforto zoną. Aprodysiu, ką turime aplinkui. Iš esmės nieko įspūdingo. Daug vandens, daug puvėkų. Ten Ramūnas galimai susižeidęs akį, slepiasi už medžio. Pradeda lyti. Gali tekti kelionę
nutraukti. Bet iki nutraukimo aš dar noriu aplankyti milžinišką ąžuolą su galimai jame esančiu juodojo gandro lizdu. Jau smarkiai lievė, dar parodysiu kitoje upelio pusėje esančius urvus. Įdomu, kas čia gyvena. Čia tokie atrodo visai šviežiai išrausti urveliai. Ar čia bebrai, ar kas? Jeigu žinote, parašykite komentarą. Jo, ir čia dar bebro dantis. Vau, čia yra tas senas milžiniškas ąžuolas, apie kurį kalbėjau. Ir jame yra labai didelis lizdas ten viršui. Ir aš esu matęs čia keletą kartų šiltesnių sezonų nuo ten pakylantį didžiulį juodą paukštį. Tai manau, kad čia galėtų būti juodojo gandro lizdas. Aš susipažinau su tokiu ornitologu, tai sakė, kad galima jį nufotografuoti ir nusiųsti ir jisai pasakys tiksliau. Tai aš tą padarysiu. Jeigu būsiu gavęs į atsakymą iki tol, kol išeis šitas video, tai įdėsiu, parašysiu, ar čia juodojo gandro lizdas ar ne. Viskas, grįžinėjame į stovyklavietę, slėptis nuo lietaus. Prisiglaudęs buvo mėgmušis prie sienos, jie plyjo. Jo, tai šiek tiek lyja pro šito šuolinius tarpus. Turėjo šitą plevelę būti ant tų kraštų, bet nesigavo tai. Čia irgi manau, kad biški bat pro šį čia lyja. Bet nėra labai blogai. Kažkaip išgyvensim. Man Ramūnas nepasakė, kad aš šiandien visą dieną esu su suodinais ūsais tokiais. Kokie vėžlus. Kaip man čia dabar? Pats keiščiausias ūsų plovimas. Nu, tai kaip man jos? Kaip žmonės plauna ūsus. Nu? Ten yra dar kažkokių juostų, bet aš nežinau, gal čia tu nusideginai? Aš nusideginau ką? Ūsus. Ūsus? Aš nusideginau. Palauk, reikia su... Aš sumažinau vaikus. Kažką žinok, reikia pasidėti. Tai. Čia pizdėlintojas už kadrų. Manau, kad mums pavyks. 5 kartas, kaip sakoma, nemeluoja. Kilimas su niokikiuose. Gal niokių nori? Prilyja šiek tiek į vidų buvo, bet jau garuoja. Ką mint? Negaliu stalą patraukti ir negaliu išlipti. Dar vienas įpils kažkaip, opa. Žodžiu, pomidoras yra šitam indelį, kurį mes vakar tik pradėję kelionę sudaužėm. Čia yra keli sveiki kiaušiniai, keli sudūžę kiaušiniai ir pomidoras. Perdodam jį Ramūnui plovimui. Laukiu. Brandintas ne savo sultis. Taip. Mėsingas, keistas pomidoras. Hop.
Hop. Hop. Kaip ten tobulai išsilydė. Hop. Girtakas. Oh yeah. Boys in boots. Cheers. Nu ką, skanaus? Skanaus. Gerai, tas pomidoras. Kažkaip vieninteliai tie keistieji kažkokie dėjai pomidorai buvo tokie minkšti. Visi kiti buvo kažkokie. Pasiruošimas antrai nakčiai. Darom duris nuo lietaus ir šiaip, kad galėtumėm prisišildyti normaliai viduje. Tai padarysim tokį, padarysim tokį kvadratą iš medžio. Naudoju savo bebrų lazdą, bebrų skeptrą. Jo, padarysim tokį kvadratą, piniosim jį irgi tą plevelę ir primontuosim. Tokie triukai. Žinau, turbūt baigėsi šitie gal. Padarom paskutinius 2 ir išmetu tave. Turim. Nu ir kontrolinis šūvis. Pasidavė. Jo, aš nežinau, ką šis čia ejectina, man atrodo, visas. Kažkur išlė. Gerai, mums užteks tiek, kiek yra. Štai. Pabaigtas produktas, atidarytas duris. Nuėmi pagalį šitą. Duris susidaro, viduje šilta. Ruošiamės vakarui malkų. Ir jau aš bent jau lysiu į mūsų trobą šildytis. Šildytis ir čilinti. Ribbit. Užpuolė rimta liūtis mus. Bandom ištraukti tentą į lauką. Gerokai pagerėjo. Gali būt, kad kažkaip išgyvensim šią naktį. Ką? Sakau, gali būt, kad kažkaip išgyvensim šią naktį. Labas rytas, einu, pradėsiu dieną, nusiplaudamas kiaušus. Situacija iš po užvakar. Bandysime ją išspręsti. Taip.
Ar yra sveikų? Jo, čia atrodo kaip neblogas kiaušas. Šitas atrodo kaip neblogas kiaušas. Nu, šitas toks meiri. Man tai kažkas į akį krito. Aš vakar visą dieną sakiau, kad ne, čia jisai įsigalvoja, bet jis atsikėlė su ištyrus akimu. Kažko graži stirnytė į akį krito. Sugalvok kokią nors gerą istoriją. Čia jau iššoko briedis, aš jam pisti veidą, jis man pisti į akį. Šiek tiek sužeidė, bet nematėte, kaip atrodo jo abi akis. Nu ką, celofano namas eina į pabaigą ir manau, kad yra vienintelis teisingas būdas, kaip jį sugriauti ir aš dabar tai padarysiu. Įspūdinga? Labai. Vyksta gręžimo darbai. Užsiema įmonė Piratai. Nes įmonė Piratai, nes visi darbuotojai turi turėti tik vieną akį. Čia dar toksai yra kol kas dar kur pusantros turi. Neužcenzuruotas. Taip, šitas kaip jis vadinasi, darbo praktiką atlieka. Ir CV parašęs, kad kol kas dar yra dvi akis, bet iki vakaro greičiausiai, jei nesikreipsime pagalbos, bus tik viena. O, turi kolos? Blemba, išpyliau ką tik paskutinės vandens likučius. Ir tada žiūriu, kad čia iš pečiaus išpiltos to žarijos dar rusena. Tai tenka taip žiauriai nesąmoningai daryti. Nėra, kad mes nekenčiam kolos. Gerai, stovyklavietė yra tvarkinga. It mūsų čia nebūtų buvę. Polo yra vėl va taip užkrautas. Ramūnas vis dar yra su ištinusia akim. Gali atrodyti, kad jisai naktį vakar bandė pabėgti ir aš jį turėjau sulaikyti, bet taip nėra. Ar ne, Ramūnai? Nu, kai nuvežė po stovyklavimo draugelį į priėmimą, gali žinoti, kad buvo geras stovyklavimas. O aš tų žmonių, kurie pažiūrėjo iki čia, norėčiau paklausti vieno dalyko. Aš kitą mėnesį, balandžio 20, nieko neypatingai datai, planuoju kelionę į Amsterdamą. Važiuosiu pro Berlyną, paskui važiuosiu į Kopenhagą, tai nebus kempinimo kelionė, bet bus kitų, man atrodo, įdomių dalykų. Tai klausimas, ar man padaryti video iš šitos kelionės, ar geriau palaukti tradicinio kempinimo nuotykio.
Jeigu manot, kad reikėtų padaryti video, tai numeskit komentaruose žolės lapelio emoji. Manau, kad šitoj vietoj video baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir Kiešai, ir kitiems žmonėm, kurie klausė komentaruose, kur dingo mano firminis posakis, tai niekur nedingo, jis grįžo. Let's make Perkūn great again.